Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami. Šanti, šanti, šanti. Protas yra jumise, o ne jūs protą. Protas nėra realus, dėl to nėra realus pasaulis. Jeigu nėra realus pasaulis, nėra reali mirtis ir laikas. Jūs kaip sąmonė esate už pasaulio, už pasaulių, galaktikų, žvaigždynų. Ir jūs esate sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate absoliuti sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate tobula sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate amžina sąmonė. Kaip išsivaduoti iš kūniškos sampratos, tai tam yra dvasinė inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Jūs fokusuojate dėmesį į save ir ieškote išeities iš kūniškos sampratos. Radę išeitį, išsivaduojate. Atsukus dėmesį į aš dingsta. Ir tada tai, kas lieka, ir yra sąmonė. Iš tiesų ten nelieka net klausimo, nei nelieka nieko. Bet palaipsniui jūs suvokiate, jog jūs susiliejote su absoliutu. Nes jūsų kaip kūno nebėra, viskas toliau funkcionuoja. Visi jūs mato kaip kūną, bet jūsų kaip kūno nebėra. Tai čia tokius dalykus duoda dvasinė inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Jūs fokusuojate dėmesį į save, ko gero jūs laikote save aš, ir atsukus dėmesį į aš dingsta. Tada jūs randate tai, kas jūs iš tiesų esate.
sąmonė, absoliuta, jūs esate ir sąmonė, ir absoliutas. Klaidingai laikantis save ribotu kūnu, kada kūnas nėra realus. Visos mintis kyla iš jūsų pačių, jūs esate jų šaltinis. Dėmesio fokusacija į save yra vadinama inquiry praktika. Kitaip tariant, dėmesio atgrįžimas į dėmesį. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas, jūs esate meilė. Jeigu jūs užsiemate žodinę inquiry, tai jums uždavus klausimą, kas aš esu, staiga dingsta kūnas ir dingsta pats klausimas. Tai čia toks rezultatas žodinės inquiry. Tai, kas lieka, yra sąmonė. Jūs ieškote, kas jūs esate, ir paieškoje jūs dingstate kaip kūnas. Tai yra norimas rezultatas inquiry praktikos. Jūs nesate kūnas, bet esate sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate pats tobulumas. Jūs nesate kūnas, bet esate pati amžinybė. Jeigu jūs nesate kūnas, tai kas tada toks numirs? Tiesiog tada nebėra kam tokiam numirti. Ir iš tiesų, jeigu nėra realus protas, tai nėra reali ir mirtis. Jei nėra realus protas, nėra realus ir laikas. O kada jūs atsukate dėmesį į save ir dingstate, tai jūs dingstate ir kaip protas, ir kaip kūnas. Tada lieka sąmonė, absoliutas, tai, kas jūs iš tiesų esate. Nes mintis, jeigu kyla iš jūsų, jūs esate jų šaltinis,
mintis nėra kas kita kaip protas. Tai jums dingus kaip kūnui dingsta ir protas, nes protas kilo iš jūsų. Palaipsniui dingsta ir protas, ir tai yra vadinama tokia būsena, kurioje jūs nugalite mirtį ir laiką. O tas nugalėjimas mirties ir laiko, tai yra tiesiog proto nerealumo suvokimas, jog protas nėra realus ir objektyvus suvokimas, o ne subjektyvus. Ir jeigu nėra mirtis reali ir laikas realus, tai reiškia, jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Kuris nugalėjo protą. Protas yra ne kas kita kaip mintis. Mintis kyla visos iš jūsų ir jums suvokus, jog jūs nesate kūnas, jūs suvokiate po to ir tai, jog jūs nesate protas. Šioje būsenoje yra suvokiama, jog pasaulis nėra realus. Ir jeigu nėra realus pasaulis, argi yra reali mirtis ir laikas. Pasaulis ekvivalentiškas protui ir suvokus protą kaip nerealų, kaip vaisius yra suvokimas to, jog pasaulis nėra realus. Taip jūs nugalite mirtį ir laiką. Dėmesio fokusacija į save. Jūs fokusuojate dėmesį į save, dingstate kaip kūnas, dingstate po to ir kaip protas, kartojant kūno dingimo procesą ir liekate tada kaip sąmonė, kaip absoliutas, kaip Dievas, kaip tai, kas jūs iš tiesų esate. Tai dėmesio fokusacija į save yra dėmesio pervedimas į aš. Jūs pervedate dėmesį ir suvokiate, jog jūs kaip kūnas nesate realus, bet reali yra sąmonė. Reali yra sąmonė ir jūs esate ta sąmonė. Kadangi mintis kyla iš jūsų pačių, tai jums dingus kaip kūnui, jūs dingstate ir kaip protas.
jūs kaip sąmonė esate už pasaulio, pasaulių, galaktikų, žvaigždynų, visatų ir kaip tai yra įmanoma. Sąmonė yra už visko, sąmonė yra už absoliučiai visko. O jūs esate ne kas kita kaip sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate sąmonė. Jūs nesate kūnas, bet esate absoliuti sąmonė. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas. Bemintė būsena ir yra būsena, kada jūs suvokiate savo protą ir save patį kaip nerealius. Bet tas suvokimas yra įmanomas suvokus save pradžioje kaip ne kūną, tada įvyksta suvokimas, jog jūs esate ne prote, bet protas jumise ir tada įvyksta ir suvokimas, jog nėra realus ir protas. Tada atsitinka taip vadinama ramybė, tyla ir palaima. Ir kadangi protas yra ekvivalentiškas pasauliui, suvokus protą kaip nerealų, suvokiamas ir pasaulis kaip nerealus. O jeigu nėra realus pasaulis, tai nėra reali mirtis, nėra realus laikas. Jūs kaip kūnas nesate realus, bet esate realus kaip sąmonė. Ir ta realybė reikalinga jums kaip jūsų tikroji dvasiška prigimtis. Jūs kaip sąmonė esate už mąstymo, už minties. Jie jumise kaip sąmonė atsiranda ir dingsta, taigi argi jie yra realūs.
palaipsniui jūs nuraminate savo protą, dėmesio fokusacija į save. Pradėjus fokusuoti dėmesį į save, jūsų protas rimsta todėl, jog jūs nusigręžiate nuo išorinių objektų ir grąžinate dėmesį į jo šaltinį. O ramus protas jau nėra kliūtis. Tada jūs fokusuojate dėmesį toliau į save ir suvokite, jog nėra realus protas, nėra realus kūnas, bet reali yra sąmonė. Reali yra absoliuti, amžina, nekintanti sąmonė, o ne kūnas. Nėra nei gėrio, nei blogio, jie jumyse kaip sąmonėje tik atsiranda ir dingsta. Prote yra tikroji proto prigimtis ir ji yra suvokiama, kada yra suvokiamas proto nerealumas. Tai ko gero yra būsena tūryje, kada jūs suvokiate miego būdravimo, gilaus miego ir svajojimo būsenas kaip vieną būseną. Kaip ketvirtą taip vadinamą būseną. Tai